Sveiki. Apie pagrindinės naujienas iš Europos, kurias jums naudinga žinoti ir galbūt net aptarti su draugais. Pirmiausia, šį antradienį Europos komisija paskelbė Europos gynybos pramonės strategiją. Kodėl to reikia apskritai? Na, žinoma, mes žinom, kad pasikeitė saugumo situacija, mums reikia reaguoti adekvačiai, mums reikia pagaliau tam tikrų ir ginklų, kad jaustumėmės saugesni, padėtumėm savo partneriams. Viso to reikia. Europa nebūtinai tą turi. Štai jums skaičiai, kurie aiškiai pasako, kur mes esame. Praeitais metais Europos valstybių investicijos į gynybą, būtent investicijos, tai yra įsigijant arba techniką karinę, arba šaudmenis, sudarė 58 milijardus eurų. Per tą patį laiką Jungtinės Amerikos valstijos investavo 215. 58-215 santykis tikrai ne mūsų naudai. Todėl ir matyta ambicija, žvelgiant ir į galimybę, kad Trumpas pasirodys ir priims mums nebūtinai pačius palankiausius sprendimus, skatina veikti greitai. Ką Europa nori padaryti? Daugiau veikimo kartu. Bendras, matyt, principas būtų toks. Kitaip tariant, daugiau bendrų pirkimų. Šiuo metu jie sudaro tik 35%. Norime, kad 30 metais pasiektų bent 40%. Antras pasiūlymas yra daugiau įsigyti europietiško. Pasakysiu tik tai su sąlyga. Pirksime europietiškus, matyt, ginklus tada, kada jie bus žinoma geriausi. O kad tapti geriausiai, reikia investuoti, reikia mokslinių tyrimų ir panašiai. Norima, kad 30 metais bent 60 įsigijamos ginkluotės ES valstybėse sudarytų europinės. Šiuo metu iš esmės proporcija visiškai priešinga. Pastaraisiais metais virš 80% įsigijimų Europoje buvo iš kitur. Kitaip tariant, britiški, amerikietiški, galbūt Izraelio ar Pietų Afrikos ginklai. Mane nustebino viena. Visoje strategijoje tik 10 eilučių yra skirta bendradarbiavimui NATO viduje. Nemanyčiau, kad tai yra gerai, tai yra blogas signalas, ar Europa vysto protekcionizmo taisyklę gynybos pramonės vystymo srityje. Kaip taisyklė, tai nesuveikia. Tai duoda visiškai priešingą rezultatą. Kągi, šią savaitę susitikę ES energetikos ministrai svarstė, ką daryti su dujų tiekimu iš Rusijos. Priminsiu, 22 metais Rusijos tiekiamos dujos sudarė 80% Europoje. Šiuo metu 15%. Žinoma, pokyčiai yra labai pozityvūs, labai teisingi, taip turi vykti, bet tie 15 tai yra suskystintos dujos. Lietuva pateikė savo poziciją, siūlydama atsisakyti suskystintų dujų importo iš Rusijos. Deja, komisija nėra tokia entuziastinga, mato daug priežasčių. Kodėl? Pamatysime. Jie nori, kad jos būtų pirmiausia susankcionuotos, kitaip tariant, priimtos bendrų sutarimų, bet pati komisija neypatingai judina šito reikalo, o veltui. Man atrodo, jie žaidžia su ugnimi. Ir gera naujiena. Šią savaitę pritarta pratęsti laisvos prekybos sutartį su Ukraina ir Moldova. Ir ypatingai tai žinoma liečia žemės ūkio produktus. Ūkininkų streikai štai Lenkijoje, Rumunijoje, matėme Paryžiuje, net ir Briuselyje degė padangos, indikuoja, kad ne viskas tai yra gerai. Ar mums pavyks per ateinančius metus, o pratęsti iki 25 metų vasaros, suvaldyti šitą procesą? Ar mes iš tikrųjų nesugebėsime vėl paskatinti kai ko, kurie labai nepatenkinti šitais dalykais, eiti į gatves, protestuoti ir panašiai? Kito kelio matyti nėra. Laisva prekyba su Ukraina privalo būti ir išbandyta, ir jinai turi vykti. Tai yra, iš esmės, sakyčiau taip, ekonominės gyvybės kelias pačiai Ukrainos valstybei. Lietuvoje vyksta kaziuko mugė, Vilnius šurmuliuoja. Tikrai prisijungsiu, tikrai dalyvausiu, labai įdomu. Šį penktadienį, beje, kviečiu 6 valandą į parodą. Mano biure bus įdomi labai paroda ir tikrai tikiuosi, kad jūs pamėgsite tą parodą, o po to galima eiti pasidaryti ir po kaziuką. Kitaip tariant, iki susitikimų šį savaitgalį. Iki.